Laidoje Turi būti kitaip kalbėsime apie valstybę, kokia ji šiandien visuotinės globalizacijos metu. Ar jis saugo savo piliečių interesus, ar savo sprendimais gina brangiausią mūsų turtą žemę. Palyginsim, kokią valstybę turime dabar ir kokią turėjome 1918 metais. Sveiki gerbiami televizijos žiūrovai, mes ir vėl susitinkame laidoje Turi būti kitaip. Ir jei pereitoje laidoje mes daugiau kalbėjomės apie tautą, tai šioje laidoje mes kalbėsimės apie valstybę. Ir tikrai atsimenate tą šešialapį žiedą su centre esančia mūsų žeme. Mūsų studijoje vėl svečiuojasi Alfredas Šliužas. Sveiki, gerbiamas Alfredai. Taigi mes šiandien kalbamės apie mūsų valstybę. Kokia jinai tapo šiandien? Aišku, mes turėjom viltis vienokias, kokia jinai bus siekdami nepriklausomybės, o kokia jinai yra šiandien. Situacija, mano galva, yra, jeigu ne tragiška, tai visiškai katastrofiška. Valstybinė tvarka pirmiausia yra užrašyta ir įteisinta mūsų šalies konstitucijoje. Ir kai aš ją paėmiau ir gerai paanalizavau, aš pamačiau, kad visa bėda ir yra užprogramuota mūsų dabar veikiančioje konstitucijoje. Ir akivaizdžiai tą galima pademonstruoti, jeigu jūs žvilgteltumėte į 1928 metų konstituciją, gegužės mėnesį, kuri buvo priimta. Kai aš ją perskaičiau, aš supratau, kad tada buvo tvarka valstybinė sukonstruota kur kas geriau, kur kas perspektyviau, kur kas teisingiau. Ir dabartinė konstitucija neturi iš esmės nei vieno gero elemento iš ano laiko. Todėl atstatydami valstybingumą aš sakau mes, kaltė tenka ir man, ir kitiems, jums, kiekvienam tenka kaltė. Mes neatstatėme tos tvarkos, kuri privalėjo būti atstatyta. Todėl mūsų valstybė ir išsigimė, kadangi mums buvo įkišta ydinga konstitucija. Ir tą galima labai suprasti, net nebūnant vadinamų kokio nors teisės specialistų, konstitucinės teisės specialistų, kaip čia aiškina daugelis gudruolių. Konstitucija turi būti labai aiški ir suprantama kiekvienam žmogui. Tai yra pagrindinis įstatymas, tai yra mūsų gyvenimo prasmė, mūsų tikslas ir visos normos. Ir visi vadinami tamstos poįstatyminiai aktai, jie yra be abejo ydingi jau ir dabar. Visi įstatymai leidžiami pagal dabar veikiančią čia konstituciją jau yra ydingi, o ydingą produktą ištaisyti neįmanoma, jį reikia pakeisti. Ir net nevertėtų ieškoti čia kokių nors proto vingių, o paimti ir gerai pasižiūrėti ir palyginti šiuos du dokumentus, kaip aš sakiau. Dabartinė konstitucija mūsų krašte įteisina partinę diktatūrą. Tai yra ne jokia demokratija, tai yra kraupi partinė diktatūra, kuri veikia šiuo metu Lietuvoje. Kas iš to, kad anksčiau buvo viena partija ir mes vadovavomės tik tai jos nurodymais? Kas iš to, kad dabar viena partija išskilo į 40 partijų? Bet, kaip matote, valdžioje vadinamoje vis tik yra vienpartinis junginys. Bet kurio atveju, ar tarkime Seime ar vyriausybėje, jungiasi partijos į vieną daugumą. O dauguma, jeigu kas nors dar gerai mena rusišką šneką, yra balšenstvo. O balšenstvo visada yra bolševikai. Todėl šiuo metu Lietuvoje yra kraupus bolševizmas. Bet kurio atveju, paimkit nuo pirminės savivaldybės grandies, ten sueina grupė draugų ir sudaro bolšenstvo. Ir ta dauguma pradeda lemti viską. Dauguma ši yra visiška mažuma. Tai yra mažuma užgrobusi valdžią, remdamasi būtent tą mūsų konstituciją. Jeigu jūs pamenate, tu Sauliau irgi, man atrodo, žiūrėjai anksčiau tuos sovietinius filmus, nepamenu pavadinimo, tačiau ten vienas seniokas atėjo pas čekistus ir sako, priimkit mane į partiją. O ko tu, seneliai, tą partiją nori? A visi partiniai turi postus. Ir jis būtent pamatė, paprastas žmogus regi, kad tik partinis turi postą. Ir dabar paimkite Seimą, paimkite vyriausybę, tie valdžios vadinami organai, kurie daro visą pagadą, visą tvarką mums nurodo, jie yra visiškai totaliai partiniai. Ten nerasi nė vieno sveiko žmogaus.
Aš tikrai galėčiau atkreipti dėmesį, kad paradoksalu, tačiau konservatoriai sugebėjo vis tik tai atsisakyti specialistų, išvaikyti juos ir į tas vietas, kur turėtų dirbti specialistai, priimti partinius. Ir tačiau vėlgi dabar apie mūsų tą valstybę šnekant, štai iš Seimo, ne vieno Seimo nario pasigirsta juokais ar ne juokais, kad jau mes kaip valstybė savų interesų lik ir nebeginame, o tik tai ratifikuojame ar dar kartą perspausdiname ES direktyvas. Ir gaunasi, kad jau mes nebeturim savarankiškumo, tai jau nebėra tos ir valstybės. Savi interesai ginami, mielasis, čia vėl toliau reikia sekti mūsų tvarka ir pažiūrėti, kas pasidarė su mūsų apskritai nuosavybė. Šiuo metu įteisinta iš esmės Lietuvoje viena nuosavybės forma, tai yra privati nuosavybė. Mes išpūtėm ją iki neribotų padangių tam, kad pasakyti, kad tik privati nuosavybė yra teisinga ir lemia viską. Tuo tarpu valstybėje privalo būti lygios 3 nuosavybės formos. Tai yra valstybinė nuosavybė, tai yra kooperatinė nuosavybė ir privati nuosavybė. Dabar viskas paremta privačios nuosavybės vystymu ir mes giname kiekvienas. Aš iškart galiu pasakyti, praktiškai 99% žmonių gina privačią nuosavybę. O tai reiškia, kad mes visiškai sugopšėjome, mes visiškai iškrypome iš tos sampratos, kad mes privalome būti bendruomenėje. Valstybė tai yra bendruomenė. Ir tarkim, gali kaltinti mane kas tik nori, tačiau aš iš esmės neturiu privataus intereso. Aš dėl savęs nieko per daug nesiekiu. Aš siekiu pasisotinti truputį, atsipūsti po darbų, o daugiau aš noriu visuomeninių interesų. Aš noriu, kad aplinkui tau, jam, kiekvienam žmogui būtų gera šioje žemėje gyventi. Tada ta aplinka mane gaubia savo gera šviesa, gera dvasia ir aš tada jaučiuosi puikiai. O jeigu aš vienas džiaugsiuos, o kiti liūdės, paimkite mūsų bet kurią dainą. Ir suprasite, kad nuo seno lietuvis buvo bendruomeninio intereso žmogus, tuo tarpu jis dabar tapo visišku gobšuoliu. Ir tai baisu. Kalbėjome apie tautą, todėl tauta ir baisiai išsigimė, kad ji tapo gobši, ji tapo savanaudiška. Ir dabar mums tenka surinkti tautos likučius ir bandyti atkurti valstybę. Ir dabar mūsų valstybėje, kodėl nėra elementarios tvarkos? Todėl, kad yra įrašytos 4 valdžios. Tai yra Seimas, vyriausybė, prezidentūra ir teismai. Todėl turi būti kitaip, gali būti kitaip, kad mūsų mažoje valstybėlėje derėtų palikti vieną valdžią. Tai yra prezidentūrą sujungti kartu su vyriausybė ir visiškai išmesti iš šios grandies Seimą ir visiškai išmesti teismus, nes teismai negali egzistuoti besikuriančioje valstybėje. Besikuriančioje valstybėje aukščiausias teismas yra bendruomenė, visuomenė. Todėl dar prieš 20 metų mes su amžinos šlovės parlamentaru Kazimieru Antanavičiumi bandėme suruošti referendumą apie tai, kad Lietuvoje būtų įteisinti prisiekusiųjų teismai. Teisėjas yra techninis darbuotojas tik tai, o nuteisti gali tik bendruomenė, tik visuma. Mes žmonės privalome nuteisti tas, kas netinka prie mūsų, kas daro mums akivaizdžią žalą. O ne koks nors vienas nupirktas įvairiai pareigūnas pasakys, kad tu kaltas. Negalim būti tvarkos jokios tokioje sistemoje. Ir toliau, pailiustruojant mūsų valstybės ydingumą, aš galiu pasakyti, kad jį remiasi baisia sistema mokesčiais. Pagrindinė mūsų valstybės perskirstimo funkcija, turto lėšų perskirstimo funkcija paremta mokesčių surinkimu. O mokesčiai tai yra tirono metodas.
Jeigu tu negali ko nors turėti, tu didini mokesčius. Ir dabar kiekviename žingsnėje aš turbūt nesunkiai suskaičiuočiau 100 mokesčių, kurie slegia vos bent kiek krutantį žmogų. Jeigu tu pradedi nors kiek krutėti, tave slegia mokesčiai, tave prapuldo mokesčiai. Tuo tarpu valstybė daugiausiai turi įsilaikyti iš valstybinio turto panaudojamo pelno, panaudojamo turto ir iš tos veiklos gaunamo pelno. Tik tada, arba kitos valstybės gyvena, kodėl gyvena iš savo išteklių. Pelną pagrindinį gauna ir valstybinės lėšas sukaupia iš to, o iš mokesčių niekada valstybė neišgyvens sveika valstybė. Tironas be abejo jis išgyvena, tačiau net ir tironas, didindamas mokesčius pagal tą sakmę, klausia, ką daro liaudis. Kol liaudis verkė, tironas didino mokesčius. Kada liaudis pradėjo dainuoti ir juoktis, jis liepė mokesčių nedidinti, nes tai yra išprotėjimas. Mus veda prie visiško išprotėjimo, didindami, muždami mūsų mokesčiais įvairiausiais. Ir kai dabar aš pagalvoju sveikai, kad ruošiamasi apmokestinti tą žmogų, kuris daugiau uždirba, apmokestinti, tarkim, tavo trobą, nekilnojamą turtą vadinamą, tai yra, visiškas absurdas. Todėl, kad kuo tu daugiau dirbsi, iš tavęs tu stengsis daugiau atimti. Kuo tu daugiau sukaupsi, tai iš tavęs vėlgi stalas tas, jis tau negali gaminti produkcijos. Stalas yra būdas, gyvenimo būdas, o gyvenimo būdas negali duoti pelno. Gyvenimo būdas yra mūsų išraiška tokia, gyvenimas mūsų, o veikla duoda pelną. Tuo tarpu dabar, pradedant turbūt kiekvienu Seimo nariu, aš netgi įtemptai galvojau, ar yra Seime nors vienas žmogus, kuris juodomis rankomis užsidirbo anksčiau savo duoną. Ten iš esmės suėję tie, kurie visą gyvenimą buvo parazitais. Ir parazito principas yra ėsti kitą. Todėl visoje valstybinėje struktūroje dabar aš regiu tik parazitus. Ir parazitas anksčiau ir vėliau siurbdamas saprofitą, čia biologiniai tie dalykai, saprofitai yra parazitai gamtoje. Jis taip dauginasi, parazitas, kad galų gale jis nebeturi ką ėsti ir žūva pats. Todėl mūsų valstybė visiškai stovi ant pražūties ribos, kadangi mes parduosime žemę, parduosime žmonės, visiškai išvaikysime ir mes neišnyksime kaip valstybė. Ir tada jau išnyks parazitai. Mano draugė aną kartą klausė, kas yra valstybės bankrotas. Aš sako, nesuvokiu, kas gali būti valstybės bankrotas. O tu sakau, suvoki elementarią įmonę, kaip bankrutuoja. Suvokiu. Tai štai, paimk mažą įmonėlę, kuri bankrutuos. Ji turėjo gamybos priemonės, ji turėjo žmonės ir štai nebeliko produktyvios veiklos, nebeliko pelno ir ji paskelbė bankrotą. Kas atsitinka? Turtas yra parduodamas iš varžytinių, tarkime, žmonės išvaikomi. Tačiau ateina kitas šeimininkas, nuperka tą turtą ir susišaukia buvusius darbuotojus, bet jiems pasiūlo tokias sąlygas, kokias jis nori. Todėl su mūsų valstybė gresiančia bankrotu atsitiks visiškai taip. Mes pagrindinį savo turtą, neįkainuojamą turtą, didžiausia vertybė žemę parduodame, žmonės išvaikome ir čia ateina tas, kuris nusiperka žemę ir jis kuria kitą įmonę arba kitą valstybę. Tai čia vis tik tai, galbūt sakyti, jog visi Seimo nariai, parazitai, aš galbūt nedrįščiau, susilaikyčiau, galbūt ir dirbę, ir užsidirbę, politikai irgi dirba savo darbą, jis yra reikalingas. Tačiau vis tik tai tas, kas dedasi Lietuvoje šiai dienai, tikrai negalima pasakyti, jog pas mus kažkaip tai gaunasi, visas žmonės emigruoja šeimomis, giminėmis, jau išvažiuoja į svetur. Kodėl išvažiuoja? Todėl, kad vis tik tai tos ekonominės sąlygos yra klaikios Lietuvoje ir būtent dėl mūsų vyriausybės kažkokių tai, protų nesuvokiamų sprendimų, dalykų, vadovavimo ir čia nieks negali paneigti apie tuos mokesčius ir visi televizijos žiūrovai tikrai pasakys.